Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Kartą, kai Jėzus nuošaliai vienas meldėsi, su juo buvo ir mokiniai. Jis paklausė juos, kuo mane laiko žmonės? Jie atsakė, vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, treti sako prisikėlęs vienas iš senųjų pranašų. Tada jis paklausė, o jūs kuo mane laikote? Petras atsakė, Dievo Mesiju. Jėzus sudraudė juos įsakydamas niekam to nesakyti. Jis dar pridūrė, žmogaus sūnui reikės daug kentėti. Jis bus seniūnų, aukštųjų kunigų bei rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir trečią dieną prisikels. Tai viešpaties žodis. O jūs kuo mane laikote? Klausė šiandien Jėzus savo mokinių. Ir dėja, bet labai neseniai šią savaitę teko girdėti nemalonų atsakymą. Visada nemalonu jį girdėti, retai jį girdžiu. Nieko. Nieko ypatingo. Nieko svarbiu. Nieko, kas būtų verta dėmesio mano gyvenime. Aukojau vieną šventąsias mišias, o per jas, kai visat, radikalas aš esu, nes Dievo žodis labai dažnai radikaliai kalba ir 50-50. Arba taip, arba ne, kito kelio nėra. Tai aš labai neretai per pamokslus sakau, jeigu turi Dievą, turi viską, neturi Dievo, neturi nieko savo gyvenime. Viskas arba nieko. Kitos galimybės nėra, aš bent jau nematau, gal aš jau fanatikas. Jūs man pasakykit, gerai, kai kvepės fanatizmu mano žodis, mano tarnystė, duokit žinot žodžiu, nes pasijaučiau fanatiku, bet toks yra Dievo žodis. Neretai sako viskas arba nieko, ar pranašai, ar Jėzus, kur be prisiliesi prie Biblijos, viskas arba nieko. Arba tu turi tą draugystę su Dievu ir turi viską savo gyvenime, arba nieko. Ir iš karto po tų šventųjų mišių tiesiai į akis sutinku žmogų, kuris sako, praignoravau jūs visas šventąsias mišias, sako, negalėjau jūsų klausyti. Visiškai, sako, nesutinku ir nesuprantu, apie ką jūs kalbate. Žiauriai nemalonu buvo, turbūt patys suprantate. Skaudu, netikėta, nes tai tam tikri pažįstami mano, ne šiaip kažkokie svetimi žmonės, kuriuos matau pirmą kartą gyvenime. Buvo tas mišios, tam tikrai ypatinga proga aukojamos ir tam žmogui svarbios tos mišios buvo kažkuria prasme. Ir aš buvau pasimetęs akimirką. Kaip čia dabar elgtis, ką atsakyti? Nes kažkur mano savimeilė buvo įžeista, turbūt labiau apie save negu apie Dievą galvojau tą akimirką. Tai sugebėjau tik išstenėti, kad man tas, sakau, tavęs labai gaila. Man tavęs labai gaila, sakau. Aš negalėčiau kitaip gyventi ir pakartojau ir vėl tą frazę, nes sakau, aš tikiu tuo, kad jeigu turiu draugystę su Dievu, turiu viską. Jeigu jo neturiu, neturiu nieko. Jinai nusisuko, kadangi ten buvo daugiau tų žmonių iš tos kompanijos ir nuėjo į šalį. Tada jau greičiau stengiausi, žodžiu, atsisveikinti ir čiuožti, nes jau nebežinojau, apie ką kalbėti. Aš po šaltų dušų tarsi buvau atsistojęs,
Ir dar bandžiau tiesiog trumpa malda patikėti tos žmonės ir sakyti, nu Dieve, tai čia tavo reikalai, žodžiu, ką aš galiu, kągi čia daugiau pasakysi. Tai siūlau šiandien mums melstis už tuos žmonės, už tuos konkrečius žmonės, kuriuos minėjau ir kuriuos man teko matyti ir girdėti šią savaitę veidas į veidą. Bet galbūt mano žodžiai taip pat jums atneša kažkokį prisiminimą apie kitus žmonės, vyrus ir moteris iš jūsų namų, iš jūsų pažįstamų, iš tų, kurie kažkur eina šalia jūsų ir jeigu pradėtumėt dabar dalinti savo tikėjimu, sakytų, nesuprantu, apie ką kalbė, nesuprantu, negaliu atliepti tau, visiškai man yra svetima tuo, kuo daliniesi, žodžiu. Ir melskime už tuos žmonės, dėkodami šiandien Dievui su viltimi, kad taip kažkada bus, kad tie vyrai ir moteris kartu su šios dienos psalmininku giedos tai, ką mes giedojome. Aš pasitikiu Viešpačiu, garbinu tikrąjį Dievą, vaduotojo savo. Kokią kelionę mums ir tiems žmonėms mums reikėjo praeiti ir vis reikia ryžtis tai kelioniai, o tiems žmonėms reikės eiti į tą kelionę, šiandien sufleruoja pranašas Hagajus pirmajame skaitinyje. 3 kartus šiandien labai aiškiai sako drąsos, drąsos, drąsos priimti tai, kad Viešpats yra su tavimi. Mes būnam su juo, mes nebūnam su juo, bet jis yra su manimi. Ir pasirodo, kad tai yra drąsu tuo tikėti, žinokit. Tai yra drąsu šiandien tuo tikėti, kad Dievas su manimi, kad Dievui rūpi, kad jis iš vis yra, kad jis yra asmuo, žodžiu, ir taip toliau, taip toliau. Drąsos. Iš tiesų reikia protingam ir išsilavinusiam ir visaip kaip šiandien pralobusiam žmogui reikia drąsos pasakyti tikiu. Kažkuo, kas yra nematomas, neregimas, negirdimas, reikia drąsos. Net 3 kartus kartais reikia skaityti drąsos. Ir kartu, kai jau išdrįstų pasakyti taip, tikiu, reikia toliau taip pat daryti žingsnius ir reikia priimti malonę, patirti, kad Viešpats Jėzus yra toji šventikla, toji naujoji šventikla, yra pats gražiausias. Šituos namus aš pripildysiu grožio, sako šiandien Viešpats. Didesnis bus šios naujosios šventyklos puošnumas negu senosios. Tai čia apie Jėzų yra kalbama. Apie kokią dar gražesnę šventyklą galime kalbėti. Jis pats gražiausias, jis pats brangiausias. Šiandien girdėjome, mano yra sidabras ir mano yra auksas. Ir vienintelis dovanoja tikrą širdies ramybę ir pilnatvę. Ir aš šioje vietoje teiksiu ramybę šiandien, sako Viešpats per pranašą. Tai kareivijų Viešpatės žodis. Pakartojama nebe 3 šiandien kartų, bet 6 kartus. Tai kareivijų Viešpatės žodis. Drąsos. Nebijok. Esu su tavimi. Pats gražiausias, pats brangiausias, dovanojantis ramybę. Tai kareivijų Viešpatės žodis, kad nesuabejotume. Tegul šis žodis pildosi mūsų gyvenime, mūsų santykėje su Dievu, mūsų patirtyje santykio su Dievu ir tų brolių ir seserų, kurios Dievas leidžia mums sutikti ir paėjėti kartu.